Sveikos, mielos merginos. Ir aišku, jeigu ir vyrai pasižiūrės šitą tokią, sakyčiau, trumpesnę mano paskaitą, irgi gali būti įdomu ir naudinga, nes kalbėsiu apie tas 12 taisyklių mitybos, detokso, galbūt taip sakyčiau, mitybos, apie kurias jau užsiminiau ir kurias pasidalinau savo paskyroj. Bet noriu šiek tiek atkreipti dėmesį į mitybos poveikį mūsų mąstymui ir protui, nes aš sakyčiau, kad mūsų maistas, tą, ką valgom, labiausiai ir modifikuoja mūsų savijautą. Ne tik kaip mes atrodom fiziškai, kiek riebaliukų aplink šonus susikaupia, ar rytais skauda galva atsikėlus ar ne, ar kaip tik jinai šviežia, skausmo prasme, ne tik šviežio mąstymo, apie kurį aš noriu paminėti. Nes taip, tai ką valgom, mes tuo tampam. Mes, kaip aš sakau, suvalgom bananą, ryte tos ląstelės banano jau persiformuoja ir tampa mūsų ląstelėm. Suvalgom vakare prastos kokybės maistą. Patys savo įvardinkit, kas tai gali būti. Jis ryte tampa iš dalies mumis. Ar norim būti labai prastos kokybės, vibracija nelabai. Ir dalį prasto maisto visgi organizmas nesugeba įsisavinti ir jis jį šalina kaip toksinus, jis atsideda. Jeigu jis sugeba šalinti, jeigu nėra perkraunamas nuolat to prasto maisto arba dar kažkokių gėrimų prastų ir panašiai. Čia aš kalbu apie visą sveiko gyvenimo būdo rutiną. Tai, kad taip neįvyktų, visų pirma noriu užakcentuoti, kas detokso tema, kas liečia vieną dalyką, kad detoksifikuoja kūnas nuolat. Jis nuolat tik gavęs progą valosi ir atstatinėja save, regeneruoja ląsteles ir valo viską, kas jam netinkama. Kodėl galima būtų sakyti, mano kūnas užsiteršia ir neapsivalo? Na, matyt, mes nesudarom jam pakankamai sąlygų ir trukdom jam tą daryti. Tai pirmas momentas yra svarbu netrukdyti ir leisti savo kūnui natūraliai save valyti. Dabar, kada tas vyksta ir kaip? Tas vyksta naktį, kai mes ilsimės, gamtoje viskas surėdyta yra idealia schema, viskas vyksta tobulai. Jeigu žmogus, kaimo žmonės anksčiau gyvenę, galbūt kaime, prisitaikydavo natūraliai pagal gamtos ritmus, arba prastai žmogus gali ir mieste būti prisitaikęs, bet mieste šiek tiek sunkiau, nes tos gamtos yra mažiau. Ir mūsų materija, asfaltas, taip grubiai tariant, automobiliai, dalykai mus gali labai traukti, uzurpuoti. Mes tiesiog nustojam girdėti, kaip yra iš tikrųjų, kada ta saulė pakyla. Jeigu žmonės ofisuose praleidžia visą dieną ir dar po to į garažą važiuoja ar tiesiai į namus ir net nemato saulės, nustoja smegenys reaguoti į biocirkadinius ritmus. Tai apie visą tai kalba Ajurveda ir būtent pagal Ajurvedą ir pagal bet ką kitą, jeigu pradėsim tirti šitą dalyką, žmogaus kūnas valosi vakare ir naktį, jis pradeda valytis, atsistatyti, kad ryte vėl galėtų mus paruošti dienai. Tai dabar, kas yra svarbu, jam neduot papildomų užduočių. Reiškia, ugnis, esanti skrandė, kuri dieną virškina, jinai vakarop, jau apie 10 vakaro, pereina į kepenis ir valo viską. Kepenis yra laboratorija valanti. Jinai valo tas, kas ten užsikaupė, sustojo, kas per dieną susikaupė. Taip pat nervų sistema valo, kas per dieną susikaupusius mūsų įspūdžius. Dėl ko mes nenorim, kad tie įspūdžiai rinktųsi. Mes dienoj reaguojam neutraliai, maloniai viską, bet jeigu yra įtampos šalia, tai žinom, kad nepavyksta man neutraliai sureaguoti į kažkieno numestą kojinę vidury kambario, ko prašiau nedaryti, ir tada užsidegam. Ir tada tas įspūdis jis lieka labai giliai nervų sistemui imprintintas ir jį reikia pašalinti. Ir tai irgi organizmas daro naktį, kai mes miegam. Tai dabar kaip mes jam trukdom, jeigu negirdim šitų natūralių organizmo poreikių ir prieš miegą prisivalgom, neinam miegot laiku. Kaip girdėjot, ugnis iš skrandžio į kepenis pereina 10 vakaro, reiškia 10 jau būtų tobula būt lovai miegot. Neprisikraut energijos, kai jinai mažėja, o atvirkščiai judėt palei ritmą, nes vakarop viskas temsta, rimsta, man norisi būti ramiau. Ir jeigu aš įsiklausau, tai labai greitai tą režimą galima būtų savo susireguliuoti. Tai čia vienas dalykas - įsiklausyti.
Ir iš to, po biškį, po to valandas galima susireguliuoti ir pasidaryti savo intuityvią mitybą tada, kai mes tą intuiciją pradedam girdėti. Tai link to mes einam dirbdami su savim. Tam reikalinga proto vystymo technika, tam reikalinga technika padedanti mano dėmesį, kuris visada visą dieną yra išorė nukreiptas, ane, šokinėja visur aplinkui. Tai viską stebi, viską žiūri, skaito Delfi, skaito komentarus, žiūri, ką man draugai parašė, kai ką apie mane galvoja. Ir čia mes skiriam bent trupučiuką to dėmesio į vidų, užsimerkiam. Tam mums reikalinga technika, jeigu aš šiaip žmogų pasodinsiu ir liepsiu jam užsimerkti ir skirti savo dėmesį į vidų, jis tiesiog stebės mintis arba jis dar labiau suprakaituos ir susinervins, nes bandys stabdyti mintis arba bandys kažką daryti. Tai tam reikalingas tam tikras todėl apsimokymas, kaip tą daryti natūraliai, kad protas natūraliai į save sugrįžtų ir atsipalaiduotų taip kaip banga, atsipalaidavus, jinai sugrįžta natūraliai į vandenyną ir tampa juo. Ir tapdama jo įgauna tų savybių vandenyno, tos stiprybės vandenyno. Ir po to grįždama atgal, jinai jau grįžta iš to daug, daug gilesnio vandenyno resurso. Ką daro mes, medituodami. Tai žinoma, aš visiems rekomenduoju transcendentinę meditaciją, nes tai labiausiai mokslu ištirta meditacijos technika, kuri būtent tai daro ir kiekvienam be pastangų pavyksta pabūti tam vandenyne ir pailsėti ir po to grįžti visai kito mąstymo. Bet yra dalykų, kuriuos mes dar galime plius prie to daryti dieną. Kaip pagreitinti savo evoliuciją, savo mąstymą, savo matymą, intuiciją, efektyvumą gyvenime. Medituojam ryte vakare techniką. Gaunam teorinių žinių. Transcendentinė meditacija mes žinom, kad turim didelę palaikymo bazę ir paskaitų ir visko, ko reikia žmogui, kad ir intelektualiai suprast, kas su manim vyksta, nes vyksta daug dalykų. Ir tada yra tos sritis tokios kaip aromaterapija, ajurveda, mityba, įvairios tos visos sveikatos pakraipos, kurios padeda, tiek kiek man aktualu ir įdomu, man pažinti save ir dar pagreitinti tą judėjimą link geresnės savijautos. Mes visada kalbam apie geresnę savijautą, visi norim jaustis gerai ir džiaugtis gyvenimu, džiaugtis saulė, o nematyti ją pro kažkokius užtamsintus sakinius. Tai tuos užtamsintus sakinius ir padeda labai stipriai koreguoti mitybą. Tai šie 12 punktų, kuriuos aš pristačiau ir surinkau, dalis jų pagal ajurvedą atrinktų, dalis pagal mokslinius visus tyrimus, žinom, kad yra daugiau tirta, kas yra sveika, kas rūgština organizmą, kas šarmina, kaip probiotikai veikia, kad žarnynas dalyvauja. Tai visą tai susintezavus gaunasi 12 punktų, kuriuos aš pristačiau ir pristatau kaip tiesiog bendro naudojimo taisyklės, kurias labai rekomenduoju prisitaikyti savo ir bent po vieną mėnesį įtraukti ir, tarkim, pasilaikyti vieną mėnesį, bent 21 dieną, kol įvyksta kažkoks naujas pokytis mūsų smegenyse, kol senos neurojungtis pradeda trukinėti ir susidaro naujas. Keičiant pokytį, pavyzdžiui, atsisakau miltų. Skirkit savo mėnesį, pradėkit nuo mėnesio 1 dienos. Arba išvykus kažkur visada yra lengviau. Kas padeda lengviau keisti įprotį, pakeičiant jį kažkuo kitu, maloniu. Neatsisakant to, ką aš kiekvieną rytą atsikeliu, geriu kavą ir valgau bandelį ir dabar nuo rytojus to nedarysiu, tai tada turiu kažką savo sugalvoti, kas man bus malonu, o tikrai yra malonių dalykų. Kuo subtilesnis gyvenime dalykas, kuo mažiau išreikštas, bet kad mažiau išreikštą dalyką pradėti pamatyti, pastebėti ir jo mėgautis, mes turim išgilinti fiziologiją, todėl kaip ir čia viskas eina kartu, aš padedu biškai pradžioje visada keliauti tuo keliu, bet tai kuo jisai subtilesnis, kaip paukščiukas šoks nori apsigyventi pas mus, kuo subtilesnis tas dalykas, tuo jis didesnį malonumą teikia, taip kad bandelė, kavos puodelis, sumuštinis prieš miegą, jis gan grubus ir tikrai mes galim atrasti kažką lengvesnio, malonesnio, kuom tą pakeisti. Na, čia kol kas ypatingai gal nemedituojantis gali atrodyti biški pasakos iš kito pasaulio, kuom lengvesnių pakeisti, gal čipsai lengvesni, bet jeigu pasirinksit vieną iš priemonių, ypatingai, tarkim, miltų pašalinimą iš savo mitybos ir jos šiek tiek pasilaikysite, labai greitai po savaitės, po 2, po 3 pajausite, kaip pradeda keistis jūsų mąstymas.
kaip pradeda labiau jausti save, kaip ryte atsikėlus galbūt labiau išgirstate savo vidų, atsikėlėte anksčiau, galva šviežesnė, mąstymas iškart nori šaut ir daryti kažką, kas natūraliai sveikam žmogui ir turėtų būti. Tai atsitinka dėl to, kad nevalgant miltų, miltai yra vienas iš tų ingredientų, kurie, miltai gaminami iš įvairių kviečių, kurių didžioji dauguma yra genetiškai modifikuoti. Jeigu jūs randate ir turite arba patys auginate negenetiškai modifikuotas kultūras, galite susimalt miltų pagal visus tyrimus, tokie miltai jie bus sveikesni, jie nesukels to mikro uždegimo gleivinėje, kurį sukelia didžioji miltų dauguma, dėl ko ir mes apie juos taip, kalbam kaip apie šiek tiek tokį, netokį palankų sveikatai maistą. Tai yra ne tik dėl to, kad tai yra angliavandeniai mums reikalingi, kaip ir visus angliavandeniai, baltymai, riebalai, visos medžiagos, tam tikrom pusiausvyrom, bet miltai būtent turi uždegimą, glikeminį indeksą keliantis ir uždegimą keliantį poveikį. Ir yra sakoma, kad ne tik glikemija sergantiems žmonėmis uždegimą kelia žarnyne, bet visiems. Tiesiog glikemija jau yra toks galutinis etapas, kur jau labai akivaizdžiai tas matosi. Bet jeigu jūs pabandysit ir 2 savaitėm, kad ir atsisakysit miltų, pajusite iš karto didelius simptomus sumažėjimo, tokių kaip ryte mažiau, pradžioje gali būti kaip tik daugiau užsikimšus nosis ryte, nes pradės valytis, bet praėjus tą valymus etapą, todėl būtų gerai tą mėnesį pasilaikyti. Mažiau užsikimšus nosis. Atsiprašau. Mažiau užsikimšus nosis. Skaidresnė galva. Mažėja uždegimai kūne bendri, nes miltai jie skatina, didina uždegimas, didina rūgštingumą kūne, tipo angliavandeniai. Mažėja svoris, aišku, nes jeigu norit matyti, kokį poveikį maistas jums turės, realiai tą, ką valgot, pažiūrėkit, kaip tas maistas atrodo, tuom jisai taps jumise. Tai miltai, iš miltų išauga, išsipučia bandelės, pyragai. Na ir nori, nenori, jie tą patį darys mum. Mes pučiamės nuo miltų. Iškart mažėja tas putimasis ir pilvo putimas, tuo pačiu viskas, kas pučia. Bet pagrindinis momentas, dėl ko aš taip akcentuoju ir pati taikau, karts nuo karto būna nukrypsti ir vėl tos duonelės pradedi valgyti su sviesteliu arba pyragą po maisto, bet tada labai greit norisi vėl sugrįžti, ypatingai, kai jau, jeigu būsit patyrę tą 21-30 dienų, žinosit, ką tas duoda. Tai miltai yra numeris 1 mano sąraše, ne šiaip sau, būtent dėl to, kad aš manau, kad tai yra vienas iš labiausiai mums nenaudingų produktų, bet be abejo, kaip ir visas taisyklės, aš rekomenduoju laikytis tų taisyklių ir tuo pačiu leisti savo kartais nuklysti ir kai yra šventės, Velykos ar aplankot mamą, pasimėgauti jos skaniais keksais, kaip tą visada stengiuosi padaryti aš. Antras numeris. Pienas rūgština. Laktozė, kas yra pieno pavojus ir tai, kad pienas šiais laikais jau yra nebe tas pats pienas, kuris būtų gal rekomenduojamas kaip ajurvedoje natūralus. Aš čia dabar pasidariau ką tik mačios su kokosų pienu ir rimtais bananais. Bet kokosų pienas čia yra grinai iš kokosų išmalta ir suspaustas pienas be jokių priemaišų, net be tų visų stabilizatorių, kadangi čia Tailande jie gamina labai natūralų. Tai reiktų žiūrėtis arba pačiom darytis iš riešutų pieną. Tai dabar pienas, jeigu jis pienas kaip pienas būtų, ir mes žinom, kad ajurvedai pieną rekomenduoja, tai aišku, jis turėtų būti savo karvytės, gal natūraliai augintos, be antibiotikų, be priedų, be karvė auginama irgi natūraliai su žolyte. Bet iš kitos pusės yra teorijos apie pieną, kad pienas yra skirtas karvės vaikeliui. Reiškia, jis yra stipri labai biologinė medžiaga, stipriai daug turinti informacijos savyje ir jinai mums yra per stipri, alergizuoja. Ir žmonės atsisakė pieno, dažnai pasijaučia žymiai geriau, net jeigu neturi tos netolerancijos laktozei. Tai irgi išbandykit, visada bandykim atitraukimo būdų ir pažiūrim, kaip jaučiamės. Ir po to kažkiek to galime įsitraukti sūrio, kas liečia pieno produktus, tai ir auginti pieno produktai, sakyčiau, yra tas, kas gerasis dalykas, visada galim pasverti, kiek čia blogybių, kiek gerybių.
bent jau man asmeniškai turės tas produktas, tai gerosios bakterijos mums labai reikalingos ir žarnynui, ir smegenims, žarnynas yra mažosios smegenys. Bet iš esmės pienas rūgština ir didina uždegimus, o mes norim šarminti ir ilginti savo gyvenimą ir gerai jaustis. Nes rūgštingumas, uždegimai uždegiminis procesas yra uždegiminis procesas. Trečias punktas iš mano sąrašo yra man pats liūdniausias, tai yra bulvės. Aš dievinu bulves. Tai prieš šito sąrašo taip prieinu labai švelniai, bet iš esmės bulvės taip yra krakmolas, yra tie patys kaip ir angliavandeniai labai stiprus ir jie neturi kaip ir nieko naudingo mums, tik tai kalorijas, krakmolą. Ir turėtumėme jų vengti. Ir vėlgi pažiūrėkim, kaip atrodo bulvės ir kaip atrodysim mes, jeigu vien sėdėsim ant bulvių. Ne itin labai patrauklų nei spalva, nei forma. Gal daug smagiau būtų atrodyti kaip bananas, arba kaip papaja, arba kaip obuolys šviežius traškantis. Ką valgom, tuom ir esam, ką galvojam, tuom ir esam. Tai bulvės uždeda tą rūkelį, uždeda tą mąstymui šiek tiek didesnė stagnacija ir pagrinde, aišku, yra kalorijų šaltinis, mus storina, neduodamas per daug nieko naudingo, išskyrus didelį malonumą, kai jas mėgsti. Žinau, kad kai kurie nemėgsta bulvių, mėgsta kitus dalykus, tai man bepigu gal kalbėti apie miltus, aš gal nesu tokia jų gerbėja ir man tas lengviau, bet bulves labai mėgstu ir įvairiose jų formose. Tai bandau laviruoti, kas liečia bulves, tai tada patariam man keisti saldžiąją bulvę, nes jinai turi jau daugiau plius gerų savybių su savimi, jinai pusiau tarp bulvės ir morkos turi karoteno ir vitaminų, tų, kur turi ir morka ir yra jau mums naudingesnė. Judam toliau prie transriebalų, iš kur riebalai mums reikalingi. Čia labai svarbus momentas, daug kas atsisako pilnai riebalų, tai aš nerekomenduočiau to daryti. Skrisk. Paukščiukai skrenda pagert vandens, bet kai pamato, kad mes čia sėdim, tai labai išsigąsta. Gerieji riebalai mums reikalingi, tai pradedant nuo polinesočiųjų, nuo pačios trumpiausios grandinės, omega 3, tada omega 6, avokadai, omega 3 visi skysti riebalai, žuvų, taukai, augaliniai, linų sėmenų, čija. Avokadas jau šiek tiek turi ir mononesočiųjų rūgščių, omega 3, omega 6, na ir omega 9 tai jau būtų sočiosios rūgštys, kurios sustingusioj formai, dažniausiai gyvūninės kilmės riebalai, sviestas, kur pjaut galim peiliu, net ir šiltoj aplinkoj. Tai tų turėtumėme gauti daug mažiau negu tų pirmųjų. Ir dabar savo santykį galim pažiūrėti, kokių dažniausiai mes turim. Ir aišku, kitas dalykas, dažniausiai turim tų sočiųjų riebalų rūgščių visgi ypatingai, jeigu žmogus valgo greitą maistą, nes ten įeina daugiausiai perdirbtų produktų, kuriuose daug sočiųjų riebalų rūgščių ir tuo pačiu transriebalų. Transriebalai tai modifikuoti, kepti dalykai, tai vėlgi mes venkim jų, nes jie priskiriami ir prie rūgštingumo didinimo, ir prie vėžinių ląstelių susidarimo. Rūgštingumas yra susijęs su vėžinių ląstelių dauginimus, nes vėžinės ląstelės, žinom, kad dauginasi tik ten, kur yra rūgštinė terpė. Tai Nobelio premija buvo jau duota už šitą atradimą. Mes norim šarminės. Daugybė yra įrodymų, kaip žmonės susirgę vėžiniam ligom, išsigydo vien tik visiškai savo mitybą pakeitė į šarminę, tai yra augalinę. Šarmas yra augalas. Citrina yra šarminė, nors jinai rūgšti, bet pats jos poveikis yra šarminis. Tai kuo daugiau šarminės mitybos, net jeigu valgom ir mėsą, ir tos pačios sūrio, ar pieno išgerim visą, tai visada galvokit, kaip dadėti to šarminio balanso į mano mitybą. Tai transriebalų stengiamės mažiau, nes, jie paprasčiausiai kancerogenai, tokie jau labai tiesioginiai. Kartais pasimėgaujam. Jeigu dar teikia džiaugsmo, aišku. Nors ilgainiui, jeigu pasilaikysit vieno kelių, po to spontaniškai norisi visų šitų taisyklių laikytis. Tai yra tiesiog sveikos mitybos must be reikalavimas. Ir jeigu taip pagyvensit, labai patirsit didelį
daug didesnį malonumą už po to valgant tuos maistus. Suprantat, bet tam aš turiu patirt, pati, ne paklausyti iš manęs ar iš kažko kito ar paskaityti. Tai savo pasidarykite eksperimentą ir patirkit. 1, 2, 3 nieko iš jūsų netims, po to galėsit grįžti ir valgyti visus savo mėgstamus produktus, jeigu dar norėsit, bet kai jau nuo jų nebebus tos priklausomybės ir insulinas susireguliuos ir žarnyno bakterijos susireguliuos, bus labai lengva kartais pasimėgauti ir to pačiu kruasanu, bet net kils klausimas, ar aš tikrai jo noriu. Tiesiog ne tai, kad mentaliai žinau, kad jis negeras, bet paprasčiausiai nebekils tokio noro, kas yra, manau, didžiausia laisvė. Kas dar yra pakankamai svarbu, įdomus punktas yra vaisiai vakarais. Aš kai vesdavau ŠKL, širdies kraujagyslių ligų mitybos paskaitas, dažnai skaitydavau apie sveiką mitybą ir man moteris sako, oi, aš vakarais tai tikrai nevalgau tik kokių vynuogių ar bananą, vaisių, nes, atseit vaisiai jau dietinis maistas, kurio galima valgyti, tai mielos moteris vakarais vaisiai yra cukrus, kuris virsta alkoholiu. Visų pirma, naktį mūsų skrandis jau nelabai virškina, jis viską apvirškina ir palieka iki ryto, tada, kada jis vėl atsibus, nes naktį prisimenam, ugnis pereina į kepenis, detoksifikuota, mes į skrandį kažko pridedam, energija negali pasiskirstyti po lygiai, tai biškiai apvirškina, taip pat tada detokso programa biškiai apstojo, nes ten irgi reiks skirti dėmesio. Ir mes ryte atsigeliam su skaudančia galva, nes apvirškintas cukrus rūksta ir virsta alkoholiu. Bananas, vynuogė, ta pati bulvė kažkiek gali taip suveikti, bet vaisiai ne. Dar koks obuolys švelnesnis, bet ypatingai kafos tipo žmonėm, kafos tai yra žemės tipo žmonėm, kas žino biški iš Ajurvedos, galite paklausyti mano paskaitų, tai ypatingai irgi ne, nes kafai gali būti ir skrandžio, visokie nemalonumai, putimai nuo obuolio. Tai vakare, jeigu labai norisi valgyti, geriau kažkokį suvalgyti šiek tiek baltymo. Arba augalinio, arba jeigu valgot žuvį ir kiaušinis, tai sakyčiau, kokį vieną kiaušinį virt. Jis nuims alkio jausmą ir duos sotumo, bet nesukels tų šalutinių simptomų, nes pakankamai greit virškinamas. Arba kažkokį neutralesnį vaisių daržovę apvirtą. Gal tokių virtų daržovių, kažkokį dubenėlį ar sriubą tirštą būtų puiku, jeigu taip jau apie naktinį tą valgymą, bet vaisiai vakarais ne. Iš vis vaisius, dar, kaip žinote, nevalgyti, nepradėti viso ryto nuo smučių, nuo vien tik vaisių, nebent jūs visiškai veganiškai maitinatės ir prisilaiko tam tikros riebalų vaisių pusiausvyros, nevalgot iš karto to daug riebalų ir baltymų po vaisių, tada tas cukrus nepakelia insulino taip stipriai, bet jeigu mes suvalgom daug vaisių ir dar po to ir jogurto, ir košės ir panašiai, tai vaisių cukrus pakelia insuliną, tai tada vaisius valgom po košės, po kiaušinio, po omleto, po granolos ir panašiai. Pradžioj suvalgom ryte baltymo su biški riebalu. Avokadą. Laimė nusispaudė. Dabar aš čia nemažai dėjau, kad būdama Tailandė aš valgau papają ryte. Ant tuščio skrandžio, taip. Papaja yra praktiškai mažiausiai žadinantis skrandį maistas, nes iš pepsino susideda pažodis papaja, turi daugiausiai virškinimo fermento, pepsino, kuri reiškia papaja 70% pati susivirškina, jinai jau susivirškinusi. Jeigu uostit papają, galite užuost, kad kartais toks keistas, pasakysiu drąsiai, demalų kvapas gali būti, nes būtent pepsinas ir yra tas fermentas, kuris ir duoda tą kvapą. Dėl ko papaja labai naudinga detoksifikuojant, papaja labai naudinga išeinant iš badavimų ilgesnių, nes jinai praktiškai organismas net pažįsta, kad jam reikia kažką daryti. Jinai pati save suvirškina, bet plus duoda begalę daug enzimų ir šarmina. Visi vaisiai šarmina organizmą. Tai galima papają pradėti ryte, tai neturėtų būti koks ananasas ar mango, nes tai bus jau pakels labai stipriai cukrų, papaja to nepadaro. O po to jau savo valgyti pusryčius ir pusryčiai turiu šitą punktą, bet tuo prie jo prieisiu. 9 jisai yra pagal mano sąrašą, turėtų būti šiek tiek vėliau. Kuo vėliau, tuo geriau, ryte visada lengviau užbūt nevalgant. Ir taip mes prailginam badavimo etapą ir tokiu būdu ilgiau organizmas gali detoksifikuotis, jam duodam daugiau laiko atsistatyti, atsirefrešinti.
Tai dar iki pusryčių apie sultis ir šviežiai spausti, tai kad jau ir apie vaisius pakalbėjau, geriau valgyti pilną vaisių, nes jeigu šviežiai įsispaudžiam sulčių, ten nebelieka naudingos ląstelienos, mums reikalinga ląsteliena. Taip, jis šarmina, bet turi daug cukrų savyje, fruktozės. Fruktozė geriau nei kokia nors sacharozė, bet labai stipriai užkelia insuliną ir, sakyčiau, jeigu kažkur ar keliaujam, ar norisi to smučio ar sulčių, tai visada taip, neatsisakyti, jeigu jau ten yra galimybė, bet kasdienai rinktis gal ne, gal tiesiog valgykit vaisių. Ir vaisius geriausia valgyti tarp pusryčių ir pietų, kai jau biškį esam pavalgę. Arba po pietų kažkiek irgi praeis laiko tokiam savo desertui, bet jau link vakaro ne. Geriau link vakaro eikit ilsėtis, pamedituoti, užsidegti savo kažkokį smilkalų ar difuzorių, paskaityti, kažką būti ramiai. Net sakyčiau, detoksifikuotis nuo ekranų mėlynų. 7 punktas pagal mano sąrašą raudona mėsa. Jeigu jūs valgot mėsą, aišku, tai mėsa rūgština. Mėsa susidaro iš amino rūgščių. Baltymai yra amino rūgštis, baltymai mums reikalingi, taip. 1 gramas baltymų kilogramui kūno svorio pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, bet ypatingai raudona mėsa, ar jau nekalbu apie perdirbtą, jeigu valgot mėsą, tai jau tada bent jau dešrų, dešrelių, konservų ir viskas, kas jau kažkur biškį perdaryta ir ten labai lengvai tik atsipjaut. Ne, nes jau ten dar konservantų pridėta, tai tiesiog mėsa ir rūgština labai stipriai, sukelia organizmui ilgiau virškinama, jeigu mes vakarė suvalgysim, tai jau nepūs kūną skrandį ir ryte būna ir nemalonus kvapas ir skonis ir savijauta. Ir kiek mums jau ten tos mėsos reikia, kiek mums jau reikia to baltymo sportuojantis. Dabar yra labai mada didelė baltymai, baltyminis maistas. Irgi žiūrėkite tai atsargiai, nes baltyminis maistas, kad nebūtų, kad tie baltymai ten neaišku iš kokių modifikuotų žirnių ir panašiai, viskas turėtų būti kuo natūraliau. Aš aplamai skatinu ir monoproduktų valgymą. Pasidarykit savo kažkokį, jeigu ir valgot mėsą, tai vištienos filė ar žuvies kažkokį gabalėlį, žuvis, nežinau, priskiriama turbūt prie mėsos, nors kaip ir vegetarai jos nepriskiria, bet kažkokį lengvą baltymą. Baltą. Ir alkoholis ne, joks. Alkoholis, kalbant iš sveikatos pusės, alkoholis ardo mūsų ląsteles ir rūgština, ypatingai rūgština, bet dar labiau kalbant iš sąmoningumo, iš noro pabusti, iš noro būti blaiviai ir šį pasaulį pažinti maksimaliai tokį, koks jis yra. Žinom, kad alkoholis veda mus visai kitą dimensiją, ne? Vietoj to, kad mane iškeltų ir nuimtų man kažkokius dar akinius tuos, apie kuriuos aš kalbėjau, spalvotus ir pilkus, jis gal ten vaivorykštės kokias pripaišo, bet tai irgi nėra tikra. Mes norim tikro, mes norim nubust. Alkoholis nuleidžia mūsų protą, daro jį labiau daro jį labiau apspangusi, dėl ko mums sunkiau gali būti funkcionuoti, po to sunkiau sunkiau susigaudyti tikruose dalykuose. Ir žmonės, kurie pradeda domėtis savim, daryti kažkokias technikas, medituoti, meditacija be susijusi su spontaniniu alkoholio mažėjimu ir rūkimo, nes spontaniškai protas nori to, kas yra maloniau, to, kas yra daugiau. Spontaniškai atsitraukia. Tiesiog norisi būti blaiviai ir mėgautis šitų pasaulių maksimaliai tokiu, koks jis yra. O jis yra daugiau negu mato plika akis, bet tam turi prasivalyti šiek tiek nervų sistema. Kuo labiau jinai valosi, tuo labiau mes pamatom daugiau spalvų, daugiau kvapų, daugiau prasmės ir daugiau dėsningumų už to, ką mato plika akis. 9 punktas pusryčiai, kuo vėliau, tuo geriau, bent jau iki 10, geriausia nepradėti valgyti, skrandis dar miega, 10 įjungia ugnis, pita ir jau galim po biškį pradėti judėti link pusryčių ir pusryčiai turėtų sudaryti, būtinai turėtų įeiti pusryčius baltymo ir riebalo ir tada kažkiek angliavandenių, saldaus, bet kad būtų pilnavertiški ir kad ilgai po to nesinorėtų valgyti. 10 punktas, žinoma, viską, kas yra supakuota, sufasuota ir gali gulėti ilgai, tai jau yra maistas turintis per daug
priedų savyje ir mes nenorim būti sufasuoti ir supakuoti greičiau, mes norim ilgai gyventi ir žydėti ir būti sveikais, sveikom. 11 punktas - vėlyvas valgymas vakarais. Tai čia tas vienas iš elementų, kurį patraukus, ypatingai kai ateina moteris gal holistinių konsultacijų pas mane, mitybos konsultacijų, aš rekomenduočiau, jeigu vieną iš visų punktų, tai va šitą pasirinkti, kai žmogus visai ten maitinasi, nu nieko apie mitybą nežino arba nėra bandęs sveikai maitintis, tai nevalgyt vakarais. Aišku, mes pabiški prie to turim prieiti, irgi nedarom drastiškų dalykų, nenorim sukelti stresą dar didesnių kūnui, o palaipsniui. Tai vakarinis nevalgymas duoda kūnui progą pačiam save atstatyti. Tai ką mums po to reiks tą daryti be reikalo, jeigu tiesiog kūnas atsistatys, neapsirgs, neužsikraus savo bereikalingais toksinais ir nereiks jų po to valyti ir daryti brangių procedūrų. Ir jausimės daug geriau, pradės reikėti mažiau miego ir kelsimės daug anksčiau. Tai jeigu norit išbandyti šitą eksperimentą, labai kviečiu prisijungti 3-4 savaitės ir parašykit man, kaip sekasi ir pamatysit, jeigu mėnesį pabusit nevalgydamos vakarais, to jausmo nebenorėsit pamiršti ir tas labai motyvuos tada po to dar, jeigu karts nuo karto nuklysim, labai motyvuoja po to nebedaryti. Ir dar vienas momentas, organizmas pripranta, bakterijos organizmo žarnyno pripranta, skrandis pripranta ir nebesinori. Vakare gali būti maisto, nebe taip jo norisi. Na ir paskutinis 12 punktas - užkandžiavimai tarp valgių. Daug geriau yra neužkandžiauti, nes jeigu nuolat yra įprotis vis kažką ištraukti užkandžiauti, žinau, kad ypatingai vata došas žmonėm norisi tų užkandžių, nes tai toks kaip vėjuotas elementas. Ugnies tipo žmonėm irgi norisi užkandžių, nes nuolat ugnis rusena ir sudegina viską ir vis nori tų malkų, kad įmestumėm. Bet tai galėtų būti kažkas lengvo ir tokio jau, gal sakyčiau, prieš piet, kai jau žadinsim organizmą. Jeigu mes nuolat prie darbo stalo pasidedam ten ir riešutų ir vaisių ir panašiai, tai nuolat stimuliuojamas yra skrandžio rūgštis ir nuolat jausim alkį. Jeigu priprasim neužkandžiaut, nebesinorės ir valgysim tik tos 2-3 kartus per dieną, kas yra naudingiausia. Pusryčiai, pietus ir vakare šiek tiek, jeigu dar norisi, kas organizmui duoda begalę laiko restartuoti ir atsistatyti ir daryti tai, kas jam naudingiausia. Ir pabaigiu su savo punktais. Pagrindinį dar momentą noriu pasakyti, dėl ko primint, aš juos skatinu įsitraukti, išbandyti, bent vieną iš šitų punkčiukų įsitraukit. Šiuo metu aš jau beveik mėnesį nuo vasario pradžios nevartoju vėl miltų ir jaučiuosi daug švaliau. Detokso simptomai tokie, kad šiek tiek palasi visos gleivinės, daugiau atrodo gleivinių būna ryte ir jos išeidinėja ir jaučiasi toks detokso momentas, bet ypatingai skaidrėja protas. O kas iš jūsų nenorim, kas iš mūsų nenorim aiškiai mąstyti, aiškiai viską matyti, suprasti, girdėti save, savo intuiciją, žinoti, kur link aš einu, ko aš noriu šitam gyvenime. O mes žinom, ko aš geriau žinau, ko aš noriu, tuo tas greičiau ir įvyksta, nes viską kūrė mūsų minties galia. Kad mintis būtų stipri, kad mintis būtų aiški, aš turiu ją girdėti, turiu išgirsti save, ne kaimynės mintį, ne komentatorių mintį, ne žurnalistų mintį, bet savo. Geriau blogai daryti savo darbą negu gerai svetimą, nes tik darant savo darbą bus didžiausias pasitenkinimas. Viena. Ir tik darant savo darbą mes savo karmą atidirbinėjom maksimaliai, reiškia, greičiausiai evoliucionuojam to, ko mes čia ir susirinkom. Tad linkiu jums evoliucionuoti sklandžiai, smagiai, su pasimėgavimu, su kartais ledų suvalgymu. Negraužti savęs, kai suvalgom ir nespausti savęs, kad nevalgyt to kažko, ko nenorim. Viskas turi būti lengvai. Ir kai vyksta lengvai, tada mes ir neprakaituojam, o mėgaujamės procesu. Čia yra labai svarbus dalykas. Ir ieškokit tos technikos, kuri padėtų jums vystytis, jeigu dar nemedituoja transcendentinės meditacijos.
kuri padėtų jums grįžti į save. Periodiškai tai bangai leist atsipalaiduoti į vandenyną ir nustot stengtis būti kažkuo. Nustok stengtis būti kažkuo ir iš karto tampi viskuo. Tai labai linkiu jums atrasti savyje šitą pusiausvyrą, šitą dimensiją ir ją vystyti. Ir jeigu yra didesnis noras pažinti, kaip tą daryti, tai aš visada esu pasirengusi jums padėti. Tai šiam kartui tiek. Visiems bučkiai ir linkėjimai iš saulėto Tailando. Visom merginom didžiausias apsikabinimas, ypač tom, su kuriuom mes ir medituojam kartu ir bendraujam ir draugaujam mūsų bendruomeniai. Pasiilgau jūsų ir tikiuosi dar laikotės savo tų punktų, kuriuos pasirinkote mitybos ar gyvenimo būdų. Parašykit, kaip jums sekasi, pasidalinkit kokią nuotraukėlę ir žiūrėsim, kaip jausimės visos pavasarį. Gerai? Iki greito.